Irenos Lazauskienės. Mes lekiam trašyčių barstyt su krautuvėliu. Tai man žodžiu, antrą dieną sulfatą barstymą per ateinančius 3 dienas panašiai. Žadam pabaigt, tipo. Saulytę baisė čia kaitin, švieč. Čia galit pamatyti mūsų rapsiuką laukų vienu. Čia šlai buvo palei lauką krašto. Tai išgėdys labai, bet šiaip čia va toliau visai solidovus. Tai dabar man čia toli važiuoti. Tai kratysimės koks 25 minutės. Eik tu na. Tu nafik, čia kosmos yra. Atvažiavom ant lauką jau, pasikabino iš karto 4 maišas. Jūris atsitempė priekabų. Tai turim priekabų 10 tonų. Ant kviečių barstam 102 normų hektarų, ant rapsą 200. Tikimės, kad tas rapsas gal užaugs normaliai. Realiai 2 tonos atperk tiek, kiek žinai, rapsų yra įdėti. Kad būtų pelnas iš rapsą, turėtų būti 3 tonos, bet čia per daug neįsiplėsa šitiem, matysim kaip čia bus. Taip man asmeniškai šit rapsą lauks vienas toks gražesnių, gal sakyčiau, yra. To lygiai gan sudygis, net pats kraštas irgi sudyga. Tai va toks maždaug laukelis, 8 hektarai čia. Solids visai, tikrai nėra prast. Jeigu būtų vis tokie, džiaugčios. Atvažiavo tėtė, pakrausim dabar trašų. Pačioj barstykloj telp iš viso 4 tonos, bet mes 4 nekraunam, labiau, panašiai kraunam po 3,5 arba va 2, kad nereiktų jam laukti. 4 maišai gaunas 2 tonos. Bet jeigu dirbtuvėjais, neskubant, 3,5 tonos kažkur kraunam. Sustrėlit va prisikeliam. Žemės dirbimą dar nepradėjom, tai vat, kai nusibarstysim, pradėsim ir žemę dirbti. Vis tiek manau, kad už savaitės jau maždaug pradėsim sėjų. Tokie va, kaitinam, rankytį užsimėti, opa, va tokie. Privažiuojam. Ir keliam biškį. Strėlį irgi stūmėm į priekį, kad nesiliestų prie sienos maišai ir kad netyč nesuplyštų. Ir dabar važiuojam atbulom. Tai su šit biredalę barstelk 2 mets dabar barstam. Tai per dieną be kažkokių viršvalandžių 200 hektarų galim nubarstyti. Kas ir nemažai realiai. Tai va, hebryt, apie ko aš jum ir kalbėjau nam video, kad pasėlį gavo daug šutimą. Vat sakiau, rapsus, ir taip pat grūdinės. Tai va, akivaizdžiai matas, miežiai yra linki šūsti. Tai kadangi nebuvo sušalų žemė po snieg, tai va, jie sušūta. Va, tokie miežiai ir va, miežiai kvieturkiai. Dėl to labai daug yra tokių geltonų plotelių, žinai. O tokiom oro sąlygom, koks turėjom šių žiemų, tai jam buvo labai palankių šūsti. Šis lauks baigt, dabar važiuojam prie kitą laukelę ir pradėjom ant krautuvui kūro filtras kištis. Krautus nebein iš viso, labai lėtai važiuoji. Šauktuks toks mirksėt pradėjo ir prieš tai, kai krovė trašus į krautuvų, pradėjo važiuoti į priekį ir tas krautuvus ir dar žinai su to trašų maiš ir matas kaip apsukūro dyglė, ties to šokinėjai kart. Čia taip atsitika, nes pas mums šiandien nėra elektros, elektrika tvarka stulpstinai ir pripylėm į krautuvų kūrą iš kanistrą. O jis labai ops yra. Jeigu biš vandenį papuol, ten, vien žodžiu, reikia kūrą filtrų keisti. Antram bėgį va guldam, net 10 greičia nėra. Vėžlė greičių. O realis tai šiandien pasak, šilt, tik vėjais virka. O dėl tą kūrą filtrą, tai nieko gero ten naujienos, jisai nenuleidžiams yra, va tas va šūdins dalyks, kas beliek tik tas pakeisti. O dabar mes neturim su ko pakeisti, jeigu jis neatsičiūkins senai, iš ten pajudinam, papumpavom, tai man tada reiks 20 km, 15, ne 20,
važiuoti 9 greičių. Vėl užpilimų darom. Ir jo, pastebėjau, kad skidelį nebėra šauktuko. Tai gal tas filtras dabar atsigavo, sakyčiau. Gerai, let. Biški pakvepuoji tų trašų, iškart nosę griauži. Na, baisiai geras sveikatai tipo. Arba net suvalgyti net reikėtų, žinai, kad biški tą azotą ir sieros gauti. Sveik baisiai. Blogiau jau nebus. O dabar šituos maišus priparkuosim priekabui. Tai dabar belieka tik tas vien ton mum čia. Turim antrų priekabų prisikrovi dirbtuvės, tų antrų priekabų jūris varis paimti vien, žodžiu, reikia atsitemti, nes va šito jau išbarstėm. Nu tai mes panašiai, va, po 2 priekabs į dienų. Nu tai plius minus, žinai, 20 tonų gaunas. Nu sako, nevarom ten viršvalandžių kažkokių, nes nu kam jos varyt dabar, kai nereik varyt. Ir viskas čiki gaunas. Nu va, 20 greitis, per daug nekaitinam. Tokie va greičiai. Atsipalaidavi tokie va. Neskubėk ir būsi pirmas, kaip sakant. Jau beveik. Nusiema maišus prie Panemunės dvarą. Biškį išpurtysim. Čia gal da ir vien kokit trašpą palikus. Čia realiai ir brangenybės, jebra. Kai pagalvoji, kažkas sugalvoja kains va toks ir uždėja, tipo, mes turim pirkti. Čia kaip ir sukur, kad ir kokį tu ten kainą uždės, vis tiek žmonėm reikia važinėti ten ir žmogus vis tiek pilsis kūrų, nors jis kainuos ir dupiam, nu, kaip dizelį šiuo atveju. Žodžiu, prieš tokių sistemų, kokioje mes gyvenam, nelabai tu pašakinės vien, žinai. Svarbu suprasti tų faktų, nu, kad viskas yra darom dėl pinigų, tipo, ir iš mūsų, žinai, va tokių žmonių tiesiog išsipisinėjai. Tas, kas turi labai daug šaibų. Celofanų dabar čia išpjaunam iš tų maišų, nes šitų celofanų, kuris būna tarp maišų, galim jį panaudoti kitiem, tarkim, maišam. Nu, ten, tarkim, sėklos, žinai, ten va prie džiavyklos labai gerai. O šitie žalius tai jau išmetimui. Niekam tiki jau jie. O čia va, chebryt, turim skagenų. Visai nieko laukelis irgi toksai. Padori viską sudygi. Patys kviečiukai atrodo va tifa. Aišku, pašutimą irgi biški turi. Va, geltons vienas kitas lapelis yra, nu kas ir normalu. Žinai, nieko nepadarys. Bet taip pats pasėlis šit ir, sakyčiau, tikrai gražutis toksai. Tai šitiem kviečiam buvo irgi atiduot 120 sulfatą. Miežiam irgi tiek pat. Čia va perkelių laukelis irgi toksai. Šits gal dar gražiau, manyčiau, yra išsikrumijęs. Porą dienų anksčiau sėds, gal dėl tą, bet nežinau, sakė, kad aš tipo per giliai buvau pasėjęs, nes buvo atvažiavę žiūrėti šitą lauką. O čia mat buvo pupos prieš tai. Ir po tos pupienos tipo gaunas labai, kad sejal giliai lent. Dėl tą nežemę ponkštinių būn puresnė. Ir ką dabar labai reik pasėliam, tai biški lietučia, nes jau iš tikrųjų stipriai savo žemė yra, nors ir yra balų, kurios dar nėra išdžiūvi. Tarkim, jeigu įsikišęs drenažus yra, nu tai jos ir visat bus probleminės vietos, bet jeigu aplamai paėms apie sveiks tos žemės plotžinų, kur su drėgmi būn viskas normaliai, tai va, jau reik lietus. Su tuo lietuč labai naudingas ir tas yra amonio sulfats, todėl nes augalai gauna azotą ir sieros. Tai va, šiuo atveju pavasario startui, kai augalai yra po žiemos, jie yra tokie nusilpi ir jiem reikia sustiprėti. Pabaršius azotą ir sieros augal sustiprės, gaus daugiau tos žalios masės, kad ir kas bebūtų, ar tai būtų kviečiai, žinai, ar miežiai, ar rapsus, taip pat bus stipresnės šaknis, o prie tą pačią sierą padės augalui geriau įsisavinti azotų. Nu tai realiai amonio sulfats padeda augalui geriau pavasarį išjudėti iš tos būsenos požeminės, o sekantis trešims bus dar kažkiek irgi su barstyklu barstysim salietros, bet šiaip turim ir kasą su melasti. Kasų su melas kart su purkštuvu purkšim. 6.5 hours later. Dabar varysim salietros priekabą užsikabinti. Opa, kaip kūrės.
Iš karto milijoną klaidų visokie va. Engine alarm, service alarm, transmission alarm dar turėtų būti. Nu čia vėl žodžiu, kaip sakant, dėl čvars. Seną gerą atbulinavom. Pačiupam čionais. Va šitų priekabų reikia kabintis, pilnus alietros. Opa, 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 opa. Čia va tokia įvorė yra, tai tik dabar va tokia problem, žiūrėkit. Kai išėm įvorė, tadom gerai gaunas, kai įded įvorė, tadom gaunas per žemai. Nu vien žodžiu. Tam kartu išėm, kai biški įvažiuosim iki šitos vietos, tadom įdės. Su ta įvorė mat labai siauras skila gaunas, bet ta įvorė gera, kad kaištis nesimaltų, nes labai daug vietos, žinai. Ir tiesiog daug saugiau, kai stabilumą yra. Ir netep tampa traktorių priekab. Profesionals! Nu va, 9 tonos alietros yra čia pakrautos. Visai daug telp, tai kamaziniai priekabai. O dabar einam krautuvą reik mum. Vien žodžiu, dabar tokie variantai yra. Arba užsikurs, arba reiks jungt akumų. Nu, prasta kumsėm yra įdėti. Kai šalts, tai gerai kūrės. Va, kai šalts, nelabai nori kurtis. Bet gal šiandien mum laiming dien ir užsikurs. Žiūrom, kas čia bus. Šiandien tą dieną. Ir čia turim akumėlį. Minusus va, pliusus šiandien dabar prikursma. Čia va mūsų krokodailai vadinamus. Opa. Всё, hebrid užsikūrė, pasikrovė dar, prijungiau tuo akumą iš karto ir pasikūrė. Ir dabar važiuojam įsipilti irgi saliarkos. Nes va jau kaip sako, ribotki muš. Prabangdavo kūrų piltis, hebra, čia prabangiai gyvenam, čia eiktas savo. Čia va prikaifuojam prie šoną šitą. Biškita negesint krautuvą, nes gali būt, kad jis nebeužsikurs. Aš mašiną irgi būndė galinį kartas neužgesinis pilva, jeigu sušalt variklę atvažiuoji, kam tik gesinėt, žinai. Dabar pilama 100 litrų. Užteksim čia, daug saliarkos jis nevalga. Dabar atvažiavau pas kaimynus alietros pasimti. Tai va čia turim alietros. Tai vien žodžiu, va čia reikia važiuoti dabar ir pasikabinti. Tokios važiavamos lubos yra. Aš čia prieš tai krovę jau, tai nelabai buvau patenkintas, nes, žinai, įpratis ten jau krauti angarą, ten, žinai, aukštos lubos tipo. Seniau mes irgi neturėdam tą angarą, tai va vien irgi tokie sandėliai būdavo ir naudodam toks sandėlis. Ir būdavo gerai, aš jau dabar išpizdėjęs, žinai, sandėlys pats geras, tiesiog aš išpizdėjęs. Ir dabar reikia tos du paimti aukščiausius maišus. Svarbiausių strėlių lubų nepasiekti. Nu, tų atraminių. Bet jau čia priekį nusikrovėm, dabar jau lengviau, žinai, pačiupti. Nu, žodžiu, pasiėmė šiaip netep tų nesąmonį. Prieš tai įkalam 4 maišus, būsim 3 tonus įpylę šį kartą. Sustrėlit va. Gerai atrodo. Atrodo, galėtum suvalgyti. Kaip mėtinė saldainė. Tu čia radai? Mano. Ai, tavo čia. Ne pirmą kartą išgiausiu. Geriau negu nuspjaunant. Ne, papras peilis geriau negu tas kartas. Gerai, tas išgalas dabar jisai nelios kaip graži. Žodžiu, čia bryt vėl nebetrauktas daiktas. Reikia papumpuot biškį, gal kažkiek čia dar pasipumpuos ir pasiduosis tą kūrą. Tokiais tempais tai aš 2 dienas važiuosi. Tu 10 km vien žodžiu. Duos biškiam pasikūrent
kad papumpuotų tos saliarus ir gal bus gerai, matysim. Nu bando judėti, daug gazą neduot, 20 jeigu greitį paims, tai jau bus gerai, vien žodžiu. Nes mat, jeigu labai daug čiongą užplėš, tada jis nepaduotė kūrą, kiek jam reikia ir iš karto išmet klaidų, kad žinot, trūkst kūrą. Pučiam va pro tokį kaimūkų, va, opa, Slimaniškis, čia va mišks. Pumpurėlė jau po biškį atsirandant krūmų. Ojojoj, pavasaris visgi atėjo. Faina. Nu, kokie bryd atsigabinant lauką šiaip netip su ta nesąmonė. Tai esam tam pačiam rapsą laukan, kur prieš tai buvom. Dabar čia barstam salietrą, kaip ir sakiau. Tik kviečiam, miežiam po 200 dedam. Rapsui dėsim kažkur apie 2 normų. Nu mes ant viską, ant pataupimo šaukį, ar ten ant salietrus, ar sulfatą, nes daug kainuoja. Gant jau bus gerai. Nu kūkė, brambuzerė. Šiam kartui pabaigiam salietrų išbarstyti vienu priekabu. Da vienu turim namie, tų priekabų išsibarstysim čia arčiau. Tiem pasėliam, kuriem neužteks, tai turim kasą, tai atiduosim per laps tuo azotu. Tai gal net pačiam rapsui net ir naudingiau yra per laps atiduoti. Tai realiai salietrų barstam, kad augalas gautų daugiau azotą. Ir šiaip salietrai kitaip ir vadinam amonė nitrats. Tai realiai čia gaunas, kad dvi skirtingas, kaip krata, dvi skirtingas azoto rūšis gauna augalai. Tai vien iš tų rūšių yra nitratinis azotas, tai jisai yra greitai pasisavinams. Kaip tipo būna vitaminų šotų, čia šaun vitaminų šotų, tai realiai ten iš karto imuniteto atstata, ypač jeigu prieš sirgimų vien žodžiu. Ir tad kits yra amoninis azotas, tai ją pasisavinims ir lėtesnis, kai tu ją pabarstai, jis ilgiau dirbo išliek, ir tada augal, žinai, po biškį ją pasisavina. Nu gaunas, kad pastovi gauna maistą. Tai tam augalui tas nitratinis azotas, tas vienkartinis šots, kaip sakiau, o dabar pavasarį po žiemos duos tokį stimulų sustiprėti, žinai, va čia momentui, o tasai jau, žinai, amoninis ilgalaikį perspektyvų. Jis dabar va tefa gaus tų stimulų, sustiprės ir tad po biškį galės maitintis. Ir taip tas augalas taps stipresnis, geresnį derlių duos. Grįžau dabar su krūtuvėlį, nesimato, bet ten pastačiau. Dabar varys pas karvės. Vienu maišu tik tas išpils. Čia dabar tos avižus, kad bidons nenukristų, nes čia sūlų pilsim. Atsidarom. Kvapelis. Tėvynės kvaps šitam traktoriui labai didelis yra. Nes yra karvių traktorius. Nu, kūmasyti įsijungiau. Dabar kaip visad. Už kurį ims iš pusės sukimą. Kodėl? Nes šį ir ledinis traktorius. Opa! Kaip nori, taip vedas. Sens geras atbulinams. Ir nieko naujo. Sens geras atbulinams tiesiog. Jums susvastovi. Ir bėgiaus pagreitintojam. Opa! Išviesų, chebra, išviesų. Nu kon. Pirmų perdačių ir sukam iš šito purvinačių. Šiaip dabar neblogai. Pradžiuva labai tas kelis. Geras visai kelis dabar. Nu, vis dar kratamės, nenustojam kratytis. Šiaip mani užknis šits kelis. Po biškį susiremontuosim tų kelio akmenų, kad galėtum čia nuvažiuoti su normaliai, lengvai mašinai. Nemunėlio Radviliškio seniūnija, atveškit žvyro. Nu ką, jau netoliese, ojojojojoj. Jau netoliese, ojojojojoj. Nu, nėra da kokia maža pirdžia kažkur. Nėra kokia maža pirdūna, nemato. Nu ką jūs? Damos, nu ką jūs, kunigundos? Nu, susiskaičiuojam karves iš karto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10 ten matau, 10. Pas kažką atsiskyrė kai kurios. Vadinasi, prieš atsivedimų pradeda atsiskirti. Išein va ten toliau būna atskirai. Čia iš tikrųjų yra šis dalykas. Dėl to reikia labai stebėti. Nu, ką tu, apgamūky. Na tik tai žiūrėk, ar tu valgyt kažko ar atvežiau. O kad ateitų ir sakytų, jau paglostyk mane. Ne, tik tai turi valgyti. Šiaip visai va gera dabar pas jas. Kaip ir sakoma, dabar lietos nėra, nei kojos sming nieko. Atvežiau biškį avižų, nes kažkaip be lauktųjų važiuoti irgi toks. Atvažiuoji visad žiūri, lauki. Kažką vis tiek reikia atvežti, atvežiau, va nedaug. Vis tiek tipo draugėlis atvažiavo. Manau, kad yra vien kit neapsiveršiavus arba apsiveršiavus vėliau. Šit tokia atrodo kudesnė. Ta pat pikčiūrin tok biškių iš kudesnių. Tikiuosi, kad apsiveršiavo, gal kiek vėliau. Jo dūksti tikrai, nes mačiau kaip Haris jų ten laižė, vien žodžiu, milavo. Pažiūrėk, tai apgamėlį. Čia tai moto. Ką tu, meškutė? Ko tu, meškutė? Ir kailiuksas toks gražus labai. Man patinka toks švelnus, švarus. O ne? Žodžiu, pažiūrėkit va, tokia didelė. Galite net trinuks nešioju, kas tai žino. Prie girdyklų šlapi ir tarp tų dviejų bačkų mažokai jau iš tikro yra vandenuka. Reikia gali leisti. Prasibraunam dabar pro šitų visų mėšlų. Ir dabar pasikelsim. Pasimsim šlangų. Ir va tokie pilam. Ateik, joduks irgi ateini iš paskos. Ai, čia pikčiūrno, iš ragų matas. Tai va, hebryt, pavasaris. Gamt, va bund, po biškį žolytę, po biškį žoliuoj. Tilram, vėjuksik tas švelpi. O aš pro tos medžiais. Šitam gardan, kurį jums ką tik parodžiau, tai jos dabar nebūn. Mes jas atskyrę esam. Šits gardas yra didžiausias iš visų turimų. 3, gal kai atsives telių, kur reiks atskirti, neaiškiai čia bus. Atžels žolytę pavasariu įsibėgėjus, tada jas čia įleisim ir jos gaus šviežios žolytės. Aš atsimenu, kai atvežėm jas čia tik tas, tai buvo šabaškynai. Nesimatydavo nieko, vien žodžiu. Čia tokie krūmynai buvo, žodžiu. Atrodavo, kad nesibaigiantis, tipo tas aptvars toks. Natūralūs rondapai, va taip aš galiu pasakyti. Gulva, poni. Oi, žiūrėkit, pozuoj. Pozuoj, mažiutė. Mažiutė, va taip atsigulus. Ir žiūrėkit, mani steb, žiūrėkit. Aš pasitraukiu ir jisai žiūri. Žiūrėkit, aš čia. Ir jisai žiūri. Aš čia. Haris sekiuoju mani, jis galvoja, kad nemato šio už tą medžią. Spa procedūros Hariuko. A dabar važiuojam, susirinksim sulą. Taigi, išsitraukim dabar pagrindinį bidoną. Susirinksim tai, ką esam užraugę. Mazgo atsirišam. Celofanai tokie yra uždėtus, kad neprigriūtų šūdą visokie, žinai. Bidonų atsidarom. Izoliuot su Maksimin maišėlį. Bet čia vis tiek nemažai yra, daugiau negu pusė. Va iki šitos vietos. Normaliai. Ir dabar įpilam. Nu va, ir čia grįšim dabar. Bidonų kaip ir gerai pastatėm. Porą va mazgelių va tokių užraižo, žinai. Ir padarom ausyts. Kaip atsirištume. Aš daugiau kitaip ryšti nemoku. Nėra, kad labai daug dalykų moku. Nurkų, bidonėlis priparkuots. Lauksim sekančią derlius. Šitam turėtų palei visko būti mažiau, nes paskutinį kartą nam daugiau buvo. Šitam buvo mažiau, nebent kažkas pasikeitė. Šits toks biškį prašiau bėga. Opa. Nu. Žiūram. Eikta. Šits nieko, vapšė. Čia jau nebebėg normaliai. Nu liūdna čia.
Nu jau, žinai, pabaigu. Šitie medeliai išsunkėm jau tas medelis. Pusę bidoną net nesigavo. Va, hebry, tik tiek gavas. Nu tik, uždarom dabar savo konstrukcijų šitų superinį. Maišus čia, žinai, uždara, kaip sako, izoliuoji jį, kad neišbėgtų. Ir va, dabar pasiimu žankinus ir gal nešti. Įdedam. Tikėk, mažai prirbėga, galvoju, kad daugiau bus. Arba kažkas pavogė sūlų mūsų, arba prašiau bėgti tiesiog. Gal prašiau bėgti, nes nežinau. Sūlų vogti, tai jau žinai, čia jau ryškiai toksai, ne kažką, žinai. Bidons priparkuots tarp avižinių maišų apsupties. Tai va, hebryt, čia gamtoj ir užbaigsim vidosų. Neblogai padirbėjom, daug trašų išbėrėm, karvyts apšėrėm ir šiaip visokiausių smulkmenų. Tai hebra, ačiū, kad palaikat, ačiū, kad palaikinat, pasubscribinat, pakomentuojat ir mes greitai susitiksim jau kitam videkan, nes darbai nestoja ir darbų va tiek. Nepasiduokit, vis bus gerai, ors gers, gyvenimėlis gers, laikykimės ir iki greito.